ten vat yra oazė, tai visi čia, kur atvarė. Ten tie, jo, visi ten nusileidžia tos serpantinų, kur matosi. Tart, ir į viršų dažniausiai paskui su arkliais ar asiliukais ten į viršų juos užtempia. Nes jau ten kilometras 200 gal nusileidimas, ar 300. Toj oazijai ten yra baseinai keli ir ten keli. Mes ten galėsim, ar trečią dieną ten apsistosim ir galėsim nakvynę turėti, jeigu tai labai patiks. Tada yra, dabar taip, mūsų maršrutas šiandien, va, matosi. Takas va toks, ten kur uolos tokios matosi, žemiau jų takas yra. Tai va, mes tuo taku varysim, leisimės iki upės per tą tiltą. Ir paskui palei upę dešiniu krantu, vat matosi tokia laukymė plika. Ir ten, man atrodo, gyvulių yra daug. Ir už tų gyvulių paskui yra dar blizgantis toks arti upės kažkoks ten. Ne ant to, kaip čia pasakyti, plato namai keli, bet dar toliau. Tai mes ten juose apsistosim. Paskui rytoj vat matosi kylant jau kita pusė kanjono, toks takelis vingiuoja, ten kur žaliai yra daugiau, tokiom puolom, tai mes juo ten varysim. Ir ten yra kaimas už posūkio ir tas krioklys, tai kaime apsistosim, o nuo to kaimo iki krioklio dar ten valandą kelio. Ten prie to krioklio vakarį. Paskui iš ryto varysim va šitas, kur eina. Va, tuo ilgu iki tos terasos, prie tos terasos tada leisimės, bet nesimato, nesimato gyvai. Ta matysim, oazė. O tada jau spręsim, ką ten toliau darysim. Ar ten liksim nakvot, ar varysim į tuos kitus, va, matosi, kur du kaimai. Ten va toliau už tų terasų yra va, pirmas, antras kaimas. Tai galima juos apsistot, bet šiaip galima dar toliau. Tas trečias, ten kur aukščiau, tai ten jau įtariu, kaip nesinorės, bet yra už posūkio. Tų kondorų vieta yra už posūkio. Tiek ir čia yra. Amigos! Condor!